Sveiki visi, atėjo laikas 9 laidai Teisėjo akimis ir mes su Nerijum Dunausku, Varo kambarį, apžvelgsime kelis įdomesnius epizodus iš praeitų kelių turų. Sveiki visi. Vienas iš tokių įdomesnių ir retai turbūt atsitinkančių momentų, galima pasakyti ne tai, kad lygoje, bet futbole. Tai įvyko rungtynėse Transinvest su Žalgiriu, kaip Žalgirio baudos aikšteliai buvo paskirtas laisvas smūgis. Dabar jūsų ekranuose jūs matysite šitą epizodą ir mes jį norėtume pakomentuoti. Iš žaidimo, ką reikėtų pabrėžti, kad tai ne pradiniai stadijai įžaidžiantis kamuolys, bet būtent iš žaidimo vartininkas pagauna kamuolį ir mes skaitome, kad jisai pagauna ir turi pilną kamuolio kontrolę ir savo patogiai jį pasimeta, norėdamas gal laimėti laiko. Ir tai yra traktuojama iš taisyklių pusės. 12 taisyklė sako, kad tai yra antras lietimas vartininkui baudos aikšteliai, už ką yra skiriamas laisvas smūgis ir nerodoma jokia kortelė. Dar kartą norėčiau akcentuoti, kad tai būtent buvo iš žaidimo padarytas antras lietimas ir tokiais atvejais tai skiriamas tik tai laisvas smūgis ir nerodoma jokia geltona ar raudona kortelė. Prie tam tikrų situacijų, jeigu kada kamuolys yra išžaidžiamas, pavyzdžiui, prie baudos smūgių baudos aikštelė arba būtų laisvas smūgis nuo išžaidžiamas pradinis smūgis nuo vartų, tam tikrais atvejais už tokį veiksmą vartininkas gali gauti ir geltoną kortelę, ir raudoną kortelę kaip paskutintos vilties pražanga. Bet jeigu tai yra pagaunamas kamuolys iš žaidimo ir tą situaciją, ką jūs pamatėte, tai vartininkas nesibaudžia. Jokia kortelė, tik tai skiriamas laisvas smūgis baudos aikštelė. Tai man atrodo, kad į šitą epizodą atsakėme jums ir paaiškinome, dėl ko tai buvo skirtas laisvas smūgis. Ok, turim antrą epizodą mūsų temos. Tai nemažai diskusijų ir nemažai klausimų sukėlęs epizodas rungtynėse Marijampolėje, kada Marijampolės Sūduva žaidė su Gargždų Banga ir buvo po teisingos, noriu pabrėžti, teisingos VAR intervencijos paskirtas 11 metrų baudinys į Gargždų Bangos vartus už neleistiną rankų naudojimą ir tuo pačiu buvo parodyta geltona kortelė. Tai vėl noriu grįžti prie to, kad buvo labai gerai įvertinta situacija VAR kambarį čia ir buvo priimtas sprendimas pakviesti aikštės teisėją prie ekrano, kad jis įvertintų šitą situaciją ir aikštės teisėjas peržiūrėjęs momentą įvertino teisingai šitą situaciją, paskirdamas baudinį į Gargždų Bangos vartus ir skirdamas už neleistiną rankų naudojimą, už grubų žaidimą, geltoną kortelę Gargždų Bangos žaidėjai. Jeigu analizuojant šitą klipą, tai norėčiau, kad jūs atkreiptume dėmesį, tą, ką Nerijus paminėjo, neleistinas rankų panaudojimas, ranka yra aukštai iškelta ir kontaktas su alkūne į žaidėjo veidą įvyksta dar prieš, kai gynėjas sužaidžia į kamuolį su galva. Pirmas kontaktas yra iš rankos į veidą. Tai automatiškai yra pražanga, plus ta alkūnė, mes sakome, kad tai yra visą laiką pavojinga ir mes nematome intensyvaus smūgio, bet vis dėlto šitam epizode tai irgi neleistinas veiksmas su ranka, alkūnė, pasiekoje ko žaidėjui net buvo prakirstas paakis ir už tai buvo, kaip Nerijus minėjo, paskirtas teisingai 11 metrų baudinys ir mūsų toks gal pavyzdinis VAR intervencija iš šito kambario. Mes buvome po rungtynių kaip ir patenkinti šito sprendimo teisėjų. Antras epizodas turbūt taip, bet prie antros gal temos, prie VAR intervencijos buvo Telšiuose, rungtynėse tarp Džiugo ir Kauno Žalgirio, kur irgi su VAR intervencija buvo priimtas sprendimas parodyti raudoną kortelę. Taip, galbūt aš papildysiu, kadangi man pačiam teko būti tose rungtynėse kaip rungtynių inspektorius. Tikrai rungtynių metu, kaip mes sakom, tai yra būtent šitas momentas ir yra tikras VAR momentas, kada įvyksta situacija, kur tiek aikštės teisėjas, tiek ir asistentai negali pilnai arba teisingai įvertinti šitos situacijos. Todėl, kaip ir minėjau, tai yra grinai VAR momentas ir VAR kambarį vėl buvo priimtas teisingas, greitas sprendimas pasikviesti aikštės teisėją, kad įvertintų šitą momentą pats ir aikštės teisėjas įvertino šitą momentą
nubausdamas Kauno Žalgirio žaidėją raudoną kortelę už smurtinį elgesį. Tai dar vienas pavyzdinis gal momentas, kada buvo gera intervencija būtent iš šito kambario, kur mes dabar esame ir mes irgi buvome šio sprendimu patenkinti šitose rungtynėse. Taip, tai būtent tas momentas, ko mes ir prašom iš teisėjų ir kas yra reikalaujama pagal VAR protokolą. Na ir dar vienas epizodas, apie kurį mes iš tikrųjų savo pirmose laidose jau buvom minėję apie nuošalės taisyklę ir būtent iš VAR kambario, kaip tai yra tikrinama ir daug diskusijų buvo sukėlęs epizodas rungtynėse tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio rungtynėse, kada su labai minimalia nuošalės taisyklės pažeidimu buvo atšauktas įvartis Kauno Žalgirio. Tai mes gal ir kartojamės šitą temą, kaip tai yra daroma iš VAR kambario ir kaip tai yra matuojama. Norėtume parodyti jums tą momentą, kaip VAR sudirbo teisėjai ir kaip ta nuošalė buvo nustatinėjama. Ir labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad kartais mūsų žiūrovai eterio metu pamato tik tai tą galutinę fazę linijų nubraižymo, kaip paveiksliuką per televiziją, bet VAR kambarį tas atrodo biški kitaip. Ir kaip jūs matote dabar, pas teisėją atsiranda programa, išmeta tas linijas, ne pats teisėjas jas braižo, o jis tik tai privedinėja prie gynėjo ir puolėjo. Ir jos, kaip matote, yra visiškai plonytės, kad kuo tiksliau atvesti iki žaidėjų kūno dalies, kuri yra labiausiai artimiausia vartų. Ir tik paskui atsiranda ta plačioji linija. Tai jūs matote savo ekranuose, kad iš pradžių buvo privesta prie gynėjo ir ta linija užsidega geltonai. Ir tik paskui bandoma brėžti puolėjo linijos kūno dalies ir jinai juodai. Dar, bačiau. Orestai, turim nuošalę prieš įvartį. Numeris 7 buvo labai ant ribos, bet nuošalė. Ja. Ir jeigu minimaliai mums matosi ta geltona linija ir tik tai paskui juodoja linija, tai automatiškai reiškia, kad puolančios komandos žaidėjas yra nuošaliai. Taip, tai turbūt tik tai su VAR technologijom mes galėjome priimti sprendimą. Tam turbūt jisai ir yra naudojamas čempionatuose ir pasaulyje. Turbūt žmogaus akies neįmanoma turbūt būtų išvelgti ir nustatyti šitą dalyką, bet kadangi mes turime šitas technologijas, mes privalome naudotis jais ir nesvarbu, ar tai yra pusę centimetro, ar tai yra centimetras. Ir jeigu mes matome, kad ta linija geltonoja, reiškia puolančios komandos žaidėjas yra nuošalėje ir ant galo, kaip jūs jau pamatote, atsiranda ta raudonoji linija, kurią jau automatiškai programa išmeta ir tas paveiksliukas yra parodomas televizijos žiūrovams ir ten buvo tokių komentarų, kad jinai kažkaip iškreipta, tai čia viską padaro kompiuteris ir patys teisėjai šito dalyko nebraižo. Tai norėtume tokio supratingumo, dar kartą, sakau, mes turbūt jau kartojamės šitą temą, vieno iš laidų mes rodėme tą dalyką, bet kad ir kaip būtų gaila ir minimaliai buvo nuošalė, bet įvartis buvo atšauktas pagal taisyklės. Tai tiek šiam kartui turbūt. Ačiū visiems.